Tai atsineš kėdę jaučiu. Nu, sakyk, kada pradėsim. Jau filmuoji? Sveiki, Kartkesto žiūrėtojai. Turim trečią epizodą su Luku. Pasisveikink, Lukai. Sveiki. Pamojo hebrai. Šiandien bandysim apšviesti BMW fanus, neprotinguolius apie GDM kultūrą ir rotorinių variklių problemą. Pradžiai tai norėčiau pakalbėti apie renginius, kurios buvo, nes turėjom šį savaitgalį juos du. Tai pirms renginys buvo penktadienį auto renginių, Night Ride'as. Ką gali papasakot? Na, šiaip buvo ganėtinai smagu tenais išlėkti tikrai ir su žmonėm pasibūti. Ir vienas didžiausių pliusų, kad kai kolona važiavo, nebuvo jokių bardakų. Kas renginiuose retas dalykas ganėtinai. Pliusas, dėl to pliusas. Gavai top 10. Jo, pirmą kartą gyvenime, per 3 metus karjeros, tai sakyčiau, buvo kažkoks kosmosas, nes iš vis nesitikėjau. Kaip atsakė, kaip kašioras. Per visą karjerą žaidžiu 20 metų. Daug metų dalyvauju. Daug metų dalyvauju, stengiuosi, sprendžiu klausimus. O šiaip daugiau viskas kaip ir gerai tavo akim renginy buvo. Na, aš tai pasigėdau, jeigu iš savo pusės, Sims sakė, kad čia buvo tik gandai, bet aš girdėjau, kad bus daugiau spotų ir kad bus ilgiau. Aš girdėjau, kad ir jūs buvot pasiruošę ilgesniam renginiui. Na taip, nusiteikimas buvo tenais, kad iš praeitų tų metų, kai tenais buvo vos ne 4-5 ryto, tai maniau kažkas tokio irgi vėl panašiai bus. Na, bet kad ir toks trumpesnis, žalos irgi jokas nepadarė papildomas. Nu jo, jis ganėtinai toks jaukus buvo tas renginys, kad buvo ir mažiau dalyvių, ten mes skaičiavom iki 40, tai toks, žinai, vos ne savoji hebrai, žinai, vos neprasivažiavom. Kaip sezonas šit tau iš vis apskritai? Na, toksai ganėtinai neblogas, bet manau per daug visur lindau, tiesą sakant, nes kai būdavo kai kurie metai, kad tiesiog lendi tik į pagrindinius renginius, šiais metais realiai visur, kur įmanoma, ten ir važiuoji. Tai manau per daug prisišviečiau per šį sezoną. Nu kodėl? Tai prasme, kaip yra vienas žmogus pasakęs, blogos reklamos nėra, žinai. Koks linksmiausias buvo įvykis per šitą vasarą, jeigu sakai, kad daug kur lindai, ta prasme daug ką darai, daug kur važiavai, tai vis tiek turėjo kažkokiu būti įvykiu. Na, iš tokių linksmesnių, čia labai gerai reikėtų netgi apsvarstyti, nes tu... Gali ir porą sakyti, čia nebūtinai vieną. Na, vis tiek, Motor Barbecue geriausius atsiminimus paliko, bet kokiu atveju iš tų renginių, vienas didžiausių, vienas smagiausių. Žalos jokios nenutiko, bet žvirkelis labai nepatiko. Žvirkelis niekam nepatiko. Nukankino. O daugiau? O daugiau. Iš smagių kaip ir šią vasarą nelabai daugiau. Daugiau Merso nusipirkai. Nu, čia dar paliekam šitą ramybę. Kaip vertini iš vis, ta prasme, jeigu nežiūrint tai bendrai renginius, kaip vertini GDM? Tipo hebra Klaipėdai, nes aš žinau, kad karts nuo karto būna ketvirtadieniais, ta prasme, mytai prie Studlendo, ta prasme, bet ar nesinorėtų daugiau, kaip apskritai ten. Tu vis tiek pažįsti artimiau ten viskas, kaip ten viskas yra. Na, šiais metais realiai žymiai mažiau visokių renginių visko vyko, kad ir tu ketvirtadieninį. Bet suprantu, yra organizatorius, nori atsipūti, pailsėti visą kitą, metai iš metų tas pats per tą patį, ten vis tiek neprispausi per daug. Nu ja, tas tai taip, bet žinai, tokį kaip minimytą, bent jau aš kiek įsivaizduoju, žinai, gal GDM hebra labiau užimta negu BMWs, tai bet ta prasme, kiekvieną ketvirtadienį vis tiek, žinai, čia nėra skirtumas, žinai, kiek susirinks, galėtų ten 2-3 susirinkti ir viskas. Tai būtent, bet ir šią vasarą tokias savo oro pagalvojęs. Iš visų galų. Na ja, tas tai taip. Ties to baigsim, išvardink 3 projektus, kurie tau patinka Klaipėdai. Čia, žinai,
iš visų projektų? Na, iš tų pagrindinių vis tiek yra Edvas būtent Zetke, mane. Vienas iš geresnių, toliau iš sekančių būtų Doncas 34. Ir Šiais metais kažkaip rečiau. Taip, rečiau linda, bet jis vis dar yra. Ja. Na ir dar iš tokių šiaip būtų Viniko Kregždė. Jis labai nelenda, bet jį dar vis Klaipėda. Nu jo, tu čia papasakai tokius jau, kur jeigu, pavyzdžiui, žmogus važiavo tik šiais metais į renginius, tai nematė iš vis. Doncas matė, sudėsim podcast čia nedai kažkur žmogaus išvardintus. Doncas jo, bet Viniko tai aš nemačiau šią vasarą savo akim. Anksčiau ir vėliau sugrįžti, čia, žinai, paskatinant. Mes tavim tikim, pavaryk, greičiau grįžk, nes Banis jau grįžo, tai turi dar senesnių projektų grįžti. Kokie 3, gali neapsiriboti, aišku, bet 3 dalykai, kurie tave užknis Lietuvos autokultūrai? Autokultūrai. Pačiai autokultūrai. Nu, ta prasme, žmonėse, tam žiūrovuose, renginių organizatoriuose, nu, you name it. Na, vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kad būna tokių variantų, kad organizatoriai pasirenka renginio vietą tokią, kur privažiavimas tikrai nėra įspūdingas, ypač jeigu žeminta statik mašina. Tas tikrai yra problematiška, nes kartais varai tai ten ir be buferio, ir be lipo, ir be nieko gali davažiuoti. Arba žvyrkeliu važiuoji. Ja. Iš kitos pusės dar yra tokie dalykai, kai patys, kaip čia būdina dabar šitą dalyką. Reikia gerai pagalvoti. Pagalvok, laiko turi. Kaip, tarkim, atvyksti į renginį ir jokio veiksmo, ta prasme, nėra, grinai vos ne mašinos sustatytos, visi su kavutė sėdi ir daugiau nieko, bet nei menkiausias smulkmenos, nei limbo, nei kas, nei anas, tiesiog susirenka visi, pastoviai išsiskirsto ir viskas. O iš trečio dalyko, tai vis tiek tos automanų bendruomenės, tokios kaip apkalbos už akių, vis tiek, kad daugelis tam dažniausiai sėdi tokie, tipo vos nepraeina ir tu tam antram plane girdi, kažkas kažką sako ir taip. Tai prieit, pasakyti, ne? Nu, tas faktas. Dėl to renginių tai dažniausiai žinai. Pavyzdžiui, daro kavagerius. Tai tiesiog susitink hebra ten ir pabūt, žinai. Bet jo, nu, ta prasme, įvairesnių renginių tikrai galėtų būti. Ta prasme, ne tik Klaipėdoje, apskritai visur. Tai kits klausimas būtų, koks svajonių autoje turėtum neribotą kešą? Jeigu neribota. Aš žinau, kad automans vieną mašiną niekada negalėtų būti patenkintų, bet jeigu reiktų dabar taip šio momentu pasakyti, kokią mašiną tai būtų. Na vis tiek, manau, iš pagrindinės temos tai kažkas į japonų pusę būtų ir tikriausiai R34 GTR. Vis tiek jis turi tą savo vaibą. Nu, čia būtų stipru. Bet jeigu šokam į vokiečių pusę, dar yra ir Porsche vis dėlto 911. Tieseniai. Porsche aš irgi norėčiau. Nebūtinai to senoje, bet naują irgi norėčiau. GT3 ten kažkas tokio. Kiek šiuo momentu automobilių turi? Šiuo metu 3. 3? 2 žinau. Tai šitas. Mersas, kuris ten apgaubs tipo paslaptim turėtų būti, bet visi žino. Ir kas dar? Ir yra dar pežukas nuslėptas, kampė visiškai numestas kieme. Toks karys tylas. Deilis, ar kažką tu darysi iš jo? Ten iš vis rezervinė auto, kieme numesta, Mersas atkeliavo, pežas iškeliavo. Gal ir gerai, šiaip nėra blogai. Kokie planai kitam sezonui? Mes jau šnekėjom prieš kadrą, kad kažką mastai. Nes su RX šiaip planų dabar nemažai kitam sezonui yra. Tiek patį fitmentą susitvarkyti, tiek vizualiąją pusę, kas sekasi visus išsitaisyti, nes jų dar yra kalnais palyginus. Ir paskui jau ką, į motoro pusę dar lysti nežada. Kol kas. Kol kas. Nu, ten Instagramo klausimuose bus, ten plačiau išsiplėsim. O kodėl būtent Mazda? Aš žinau, kad čia gal kortas taip sukrita, bet ar buvo, ta prasme, noro grinai ją daryti, ar kaip buvo? Na, šiaip senais laikais pažįstamas vieną RX8 turėdavo ir visų žakių užkibdavo, kad visai įdomus atrodo aparatas. Kadangi kortas nepakrito su kitu automobiliu, kurį turėjau parsivaryti tuo momentu ir šitas RX labai gražiai laukuose gulėjo, sakau, kodėlgi kažko naujo nepadarys.
Nes, kaip žinai, pats anksčiau iš BMW irgi neišlipdau. Nu, tą žinau, aišku. Ne pirmus metus žinau tave, pažįstu, tai žinau, kad turėjai visko, kaip sakant. Viską praėjęs. Dabar eisim prie Instagramų klausimų, mes ten sakėm, kad apdovanosim įdomiausią klausimą. Skaitysiu visus klausimus, kai kurie kartoja, žinau, bet, nu, ta prasme, paskaitysiu juos visus ir tu išrinksi po to geriausią klausimą, tai klausykis atidžiai. Stengsis, kaip išeina. Ar vaikystėje, paauglystėje buvo kilusi mintis, kad turėsi šitokį auto? Vaikystėje, paauglystėje aš visą mašiną žiūrėdavau ir būdavo, jeigu ant spidometro daug greičio, reiškia greitą. Tai tiek buvo išmonės apie jas. O tai kaip nu, ta prasme, kaip prasidėjo visas tas ėjims į automano tą pusę? Tiesiog realiai gavosi kaip ir eksparantyviai. Čia kaip ir iš šeimos papildomos pusės gavosi, kai atsirado sena audinė ubagė kieme ir sakom, varam žiemą pasivažinėti su ją. Tai taip išmokau ir vairuoti, užkaliau pirmą pavarų dėžę ir supratau, kad reikia pradėti kažką veikti. Reikia ir toliau užkalinėti dėžės. Būtent audinių. Būtent audinių. Kits klausimas yra, ta prasme, galima kitą epizodą su Ovidijum A. Tai aš atsakysiu į kamerą žiūrovam, kad aišku, galite siūlyti ir mes parašym, kad siūlytumėt, bet yra sąrašas, į sąrašą įtraukiau tą žmogų ir ateis eilė. Kokias modifikacijas rekomenduotume RX8 žmogus klausė? Kokias rekomendacijas? Nu, ant koilų tikrai reikia pastatyti, bet ir originali važiuoklė visai nebloga. Iš variklio pusės realiai nieko nesiūlyčiau modifikuoti papildomai negu yra stokas, nes kiekviena modifikacija dažniau padarys blogiau negu yra dabartinė variantė. Tai iš patirties kalbu. Daugiau kažkokių užsleptų Mazdas prikolų? Nu, nebent dar išmetimą geresnį pasidaryti, nes stokiniai iš viso begarsiai būna. Priusas. Kokius RX8 metus labiausiai rekomenduotum pirkti ir kiek maždaug atsieina išlaikymas? Žmogui netakis įsipūtė dėl klausimą. Na, išlaikymas tai labai priklauso, kiek tu nusiteikęs ir kuro pilti, ir tepalą. Tai jeigu kaip daily carą iš vis nerekomenduoju imti, kaip savaitgalinį, kažkur palakstyti vasarą, jo, nuostabus automobilis. Bet jeigu kasdieną eksploatuoti visą kitą, tai susideda tepalų keitimai visą kitą, tai tenai sumelės apvalės gausis jau. Vien tik ant kuro realiai 100 kg paliksi minimum 500 eurų. O kokius metus, nes čia klausė dar kokius metus? Metai, tai jeigu nori senojo modelio, prašom, gali imti iki 2006, nori naujesnės, jau su šiek tiek kitokiu priekiu, kuris man asmeniškai kimba už akių visai. Nu, gali tai pasakyti skirtumą, nes aš nelabai suprantu. Yra minimalus, yra. Bet nedidelis, aš kiek įsivaizduoju. Priekiniai sparnai, faras ir galas. Supratau. O kėbulas realiai tas pats ir dar variklio modifikacijos jau yra atnaujintas. Supratau. Kitas būtų Mazda ledinė, bet ar dar kada nors grįšiu už BMW vairo? Ar įmanoma ateityje laukti BMW projekto? Prie BMW abejoju ir grįšiu, bet peršokau ant kito vokiečio Mersą. Nieka, svarbiausia ne ant Audi. Chuliganas per daug nuoskaudų paliko. Bet tai kas, bet vis tiek. Dabar turėtum būti gal kitoks vaibelis su chuliganu, nes tada, kai turėjai, dar nebuvo jie tokie. Keltas būtų, kaip buvo. Supratau, bandžiau išgelbėti situaciją, nepavyko. Šitas klausimas iš tikrųjų mane prajuokino, kai skaičiau, kai tik gavom jį. Ar Luko mėgstamiausi čipsai Doritos, nes variklis sukasi ant Doritų? Deja, bet Doritos nevartoju. Ant Pringlesų labiau sėdžiu. Bet čia sukas Doritų. Ir dar koks? Palei formą. Savininko nuomonė. Ko dar trūksta šiam bolidui, kokie ateities planai, ar yra gavęs neigiamų replikų. Tai ateities planus galim išmesti, nes atsakėm, bet ko trūksta šiam bolidui dar? Pasižiūrėkite galą į priekį. Fitmento 0. Labai stipriai jo trūksta. Fitmento, ko dar? Nu, šiaip norėtųsi gal jau šiek tiek, kad greitesnis būtų, bet tas irgi sutvarkoma. Tai kitaip tariant, daugiau šaibų. Tuoj dar, ar yra gavęs neigiamų replikų dėl Mazdos? Tai čia stabiliai susilaukė. Juk čia rotorius, kada paskutiniai kilometrai prabėgs, kada tas, žinai. Bet tai labai daug tipo tokių replikų, nežinai. Nu, ta prasme, paprastam žmogui, kuris
kuris net nėra susidūręs, pavyzdžiui, su tokiu automobiliu, tai atrodo, nu ką, nu, ta prasme, gražus ratai, nu, skoningai atrodo, žinai, ir šiem laikam palyginus, ta prasme, ir, tipo, labai dažnai būna tokių. Tai dažniausiai būna tas pagrindinis dalykas, kai apie rotorius žino, tenais tik tas blogasis pusės. Ir pirmas klausimas būna, ar čia rotorius? Ir tada, tik kiek kilometrų tų liko? Ir aš toks sėdžiu, supratau. O tai yra apibrėžta kažkokia riba, ar čia yra tiesiog toks, nu, ta prasme, tiesiog išplitęs? Kaip ir 150 000 ta nubrėžta riba, kaip visi sako, bet yra tikrai aparatų, kurie ir virš 200-250 važiuoja. Viskas čia nuo priežiūros labai priklauso. Supratau. Kol pasirinktas būtent toks modelis, kas pastumėjo padaryti tokį gražų projektą? Čia gavai jau ir neneigiamų, matai, komentarų. Jo, pats pasirinkimas taip ir gavosi, kad realiai planuose prieš jį buvo 370 zetas, bet kadangi aukcionį jį prakaliau, išėjęs gert arbatas, jau grinai buvo tas paskutinis momentas, kur viskas bus tvarkingai, pasiimsiu, jau ramiai nuėjau arbatas pasidaryti, grįžtu, nukirto ten iš kitos šalies žmogus. Ir ką, grįžtu čia į Lietuvą, pažįstamas irgi sako, kad turi tokį ir tokį kėbulą, gal kažką darom. Tai realiai jau motorą anksčiau negu patį kėbulą prisivariau į garažą ir galutiniam variante gavosi taip, kad jau kai motoras garaže, atgal eiti nebėra kur, tai parsivežiau tos visus 3 kėbulus ir pradėjau kažką daryti. Tu juos net 3 parsivežė, ne? Taip, turėjau bendrai 4 donorus per visą jo karjerą. O donorų likimas koks? Dar turi nors vieną, ar jau visi? Girdėjau, kad 1 ar 2 yra driftkarais patapęs šiuo metu iš Šilutės ir iš Dituvos bent jau ten iškeliauja. Tai čia Drift Devils, ne? Panašu, kad taip. Sunku buvo surinkti RX8 nuo 0. Čia kažkas klaus, kas jau žino, kad nuo 0 darai. Nu, bet kai turi kelis donorus, tai vis tiek tai yra tas esminis dalykas, kad vis tiek pamatai lokacijas, kas kur kaip kada stovi, aišku, užsiperki viską naujų dalių, bet yra kas esminis dalykas, labai įdomu yra dirbti prie. Nes nėra taip, kad tenais kažkas neaišku, sudėtinga, visą kitą, tenais realiai kaip žaislinis Lego automobiliukas. Yra visas instrukcijas, kur remontuoti, ką daryti, kaip ką daryti, ir tenais tiesiog smagus dalykas. Lego. Ar rekomenduotum kažkam RX8 kaip daily? Tai kiek jau suprantu, ne. Kaip dailio, ne, nebent turi labai plačią kišenę, tada laisvai. Sėdi, gazuoji ir bankrutoji. Nuvylį jaučiu tos, kurie planuavo tokį daryti dalyką. Koks, šitas klausimas iš tikrųjų man labai patinka, koks geriausias GDM karas Klaipėdai? Čia toks, jau... Toks jau. Bet šiaip realiai iš to paskutinių metų, ką gatvėse tikrai tenka pamatyti, tai vis tiek Stensid Mazda, tai iš savęs yra išsilaikęs ir tikrai išspaudęs daug. Jo, aš sutikčiau su tavim irgi to, čia uždėsim kažkur. Kodėl būtent Mazda? Čia jau kaip atsakėm dėl ko, nes nepaėjo parsisiųsti kitos. O dar norėjau dėl to paklausti, 37Z tau gražesnis už 300 PMZ? Tiesą sakant, jo, po tų upgrade'ų, po viską, jisai, man pats jo dizainas žymiai labiau patinka. Jis faktas naujesnis atrodo. Kad ir tam Night Ride, kur buvo tas irginizmo, tai tenais pasižiūri ir tiesiog nieko pridėto atrodo, nereikia tai mašinai. Taip, ir stokas labai gražiai atrodo. Ar turi minčių apie dar vieną projektą? Čia gal net ne apie tos Mersus, apie nieką, bet ar turi minčių dar kažkokį nusipirkti automobilį, kurį daryti? Kažkokį. Laikas parodys, kai šitą viską išspausiu, bet čia dar bus tikrai ilgas laikotarpis. Su laiku pamatysim. Iš kur buvo tokia motivacija imti būtent šitą aparatą ir daryti jį from zero to hero? Nes taip žymiai smagiau. Nes vis tiek nusipirksi iš kažkokio kito žmogaus darytą, bet kokiu atveju tu visų pirma nežinai, kas daryta. Visų antra, vis tiek praeisi tos pačius žingsnius ir etapus ir pagal save dar tiek nesusistiguosi, kiek nuo nulio darydamas. Supratau. Ar kiekvienas gazo pedalo paspaudimas priverčia galvoti apie taupimą variklio keitimui? Ar kiekvienas tas, aš netgi per Night Ride girdėjau, kad ten gazavai ir tipo išlipęs te buvo toks, ten 20 minučių variklio laiko darbo sutrumpėjo. Ne, su variklio darbu tai dar viskas tvarkoja, bet kai spaudi per tapkę, tu tiesiog taip sėdi galvoja, kur užteksi, neužteksi iki garažą grįžti. Labiau toksai aspektas būna. O dabar, pavyzdžiui, kiek tu esi
pravažiavęs jau su jie? Dabar grubiai gavosi per šį sezoną jau bendrai apie 6000 kil. O tai... Nuo pilno surinkimo kažkur. Nuo surinkimo šeštą. Tai dar rezervą turim į valės, kitaip tariant. Tai čia tau dar važiuoti ir važiuoti. Čia žmogus klausė tokio klausimo, kuris matyt nelabai suprant, kiek tas antras variantas kainuoja šiuo momentu, bet rašo, kodėl RX8, o ne RX7. Ne, šiaip palyginus RX7 ir šiaip iš savo pusės, jis yra senesnis modelis, tai vien pažvelgus iš taktinės pusės, finansinės, vis dėlto Lietuvoje gyvenam. Tai tenais vien tik jau dalių kažką tokio atrasti ir vis tiek nenaujas automobilis, kas seka, kai tas pradės lysti, tai tu ten finansiškai nespėsi atsikelti, kai jau suprasi, kad ta mašina tiesiog garaže stovi. Tai labiau čia iš šitos pusės buvo ir toks pasirinkimas. Ir čia realiai iškart sekantis yra toks kita gal RX7. Ne, dėkui, susilaikysim. Kaip gyvenimas su rotor varikliu, šiaip iš tikrųjų labai daug klausimų yra apie šitą, ta prasme, tavo bėdelę. Paprastas. Jeigu, iš esmės bendrai paėmus, jeigu jo rūpinės, tai ir tarnaus. Tai būtent, kuriasi, važiuoja, pilk kurą, pilk tepalą, važiuosi ilgai. Bet čia realiai su kiekviena mašina taip yra, kiek prižiūrėsi, tiek važiuosi. Koks bus kitas projektas, jeigu planuoji, tai čia jau atsakėm. Kodėl būtent RX8, ar darėjai viską pats, ar mokėjai pinigus ir kiek maždaug išėjo padaryti viską? Na, apie pinigus lietuviam patinka kalbėti. Ja, bet iš dalies dariau ir pats, darė ir mano vienas kolega, vat būtent iš kurio šitą kėbulą ir paėmiau ir aš jam esu šiaip nežmoniškai dėkingas, nes jisai rankas turi žmogus nežmoniškai geras. O šiaip bendra suma, tai pasakysiu taip, 10 000 baigiau skaičiuoti, kiek viskas stovi. Tai kad ir kaip galvota, RX7 visą kitą, bet ir šitas nepigiai atsieja tikrai. Čia prie to pačio ar sunku rasti meistrą Klaipėdoj, kuris galėtų tvarkyti RX8. Tai čia tavo draugas. Realiai meistrų kiek ieškojau, tas draugas, kur surinko, jisai labiau iš tos tokios techninės pusės irgi nesu per kosmosą žino. Tai gavosi taip, kad irgi turėjau problemų su vairo stiprintuvu. Visus Klaipėdos elektrikus atvažiavau, net į Mazdos centras buvau nuvažiavęs, sakė, atvažiuok, padarysim. Niekas nepadarė, tai pats atsidarai tą manualą ir ramiai per laidukus 4 mėnesius vaikščiau, kol atradau, kas per kasekai buvo. Supratau, tai realiai paėmus taip nėra. Visi pagrindiniai meistrai vis tiek Vilniui sėdi, tenais yra pora žmonių. Bet yra kas Lietuvoje apsiema. Taip. Čia klausimas dar nuo ko viskas prasidėjo ir kodėl būtent pasirinkai tokį automobilį, tai atsakėm. Čia yra klausimas apie tech priežiūrą, premiksus, apie ksilų, tarpinių keitimus ir taip toliau. Čia kur sakiau, kad gausi man paaiškinti iš viskas šį. Pasakok. Premiksus, kas čia premiksas? Premiksas tai būtent, kai maišai benziną su tepalu. Tai esminis dalykas, jeigu, tarkim, tepimo sistema pašalinta arba jeigu nori, kad ilgiau laikytų pats motoras, tai ant premikso rekomenduojama važiuoti, nes pats tepimas variklio geresnis gaunasi. Čia žiūrovam pasakysim, kad yra maišomas benzinas su tepalu ir pilamas į baką. Bet čia yra, ta prasme, jau pati Mazdavas nerekomenduoja, ar čia yra tarp RX8 savininkų? Čia šiaip ir pati Mazda netgi yra prie tokių kaip rekomendacijų davosi ir tarkim, kas autosporte važiuoja, tai čia irgi yra tie papildomi tepalo purkštukai į variklį, būtent kurie sutepa tos ir Apex Sealas ir visą tą sistemą, kai tas trikampiukas sukasi. Tai kas pagrindinis dalykas ir gaunasi iš visų tų dalykų, kad tą sistemą dažniausiai pašalina ir ant premikso pilno važiuoja, tai tenais yra tam tikros proporcijos, kiek tepalo reikia tenais maišyti su benzinu. O kiek gaunas, pavyzdžiui, jeigu taip žiūrėt ant litro, kiek tepalo turi? Litrui kažkur gaunasi apie 5-6 ml būtent alyvos. Bet čia irgi priklauso, kaip važiuosi, yra didelis ūkiai, mažas ūkiai ir dar tas labai daug duoda. Tai žodžiu, išvažiavęs į miestą vis tiek turi galvoje skaičiuoti maždaug, kaip kas vyksta. Šiaip gal iš kitos dalies ir įdomu, žinai. Tai ne tai, kad tik kruizinį ir važiniai po miestą, bet dar galvoje skaičiuoji. Degalinį atsistojęs ten su kalkuliatorium toksai gerai. Čia dabar pilsi tiek litrų benzino, reikia tiek litrų tepalo. Apex Sealų, kas čia?
Apex sealai tai būtent tos dalis, kur rotorių kraštuose stovi ir visą tą kompresiją sudaro. Kai jie iššauna, tai ir motoras pasako viso gero. O tai jų priežiūra kažkokia yra nu, ta prasme. Tai va tas premiksas irgi jų priežiūrai daug prisideda. Supratau. O tarpinių keitimas, nu čia jau aišku, bet... ta prasme. Čia priklauso ar tarp vairo ir sėdynės, ar kurių, žinai. Ne, nu čia jau šneka apie variklį turbūt. Bet dažnai reikia keisti, ar ta prasme po tų 100 metų. Dabar kiek 3 metai važiuoju, tai nieko nebuvo, va, tik tais, kad radiatorius nusprogo, visą kitą, kuo puikiausiai laikas. Kas per ratukai ant jūsų automobilio, klausia žmogus? Vorkia maušinai. Atsakyta. Tikslaus modelio nesakysiu, paskui irgi nusipirks. Bus konkurencija. Klaipėdoj nėra tokių antrų. Abejoju, kad būtų. Lukai, tai kasgi visgi svarbiau, savaitgalis su panele ar su rotorium terminale prasukti ratuką? Čia žiaurus. Bet galim viską 2 į 1 padaryti. Tai galima pasimti panikę ir varyti pro terminalą ratą ir paskui savais reikalais. Ir jie irgi, sakyčiau. Ir visi laimingi. Ir jie irgi įdarbins skaičiuoti, kiek reikės litrų tepalo po to. Papasako, kiek reikalų buvo ją padaryti tokią, kokią dabar yra. Kaip ir sakėjai, bet gali dar realiai taip metai su viršum sąžiningo darbo, bet taip jau normaliai. Tenais viską iki smulkmenų žiūrint, tvarkant, ten keitinėjant, užsakinėjant dalis. Pliusas, kad dar būdavo lengva dalių gauti, kai būtent Britai dar buvo Europos Sąjungai, tai tenais viską iš jų vežė kiaurai, o dabar irgi prasidėjo kaip iš Amerikos, tai muitai visą kitą, tai reikia ieškoti jau aplinkelių vėl. Kokie patarimai jauniem vairuotojams būtų iš dėdės? Jauniem vairuotojams negazuokit, važiuokit ramiai ir nežinau, ar čia apie bambus kažką sakyti ar nesakyti. Gal susilaikysiu. Sakyk drąsiai, varyk viskam, pripratę. Ai, tai gerai. Stotelių nevartyk, nu visi tie bairiai yra senai žinomi. Ne, su bambais paprasčiau. Nebūtina building bambus, BMW irgi yra automobilių. Sutinku 100% su tavim, kad ir be BMW yra automobilių. Nes ir iš kitos pusės pažiūrėjant, padaro kažką mašinai, ten uždeda lipą ir jau skaito projektų. Tai... Ne, bet paskutiniu metu tai mieste tokio tai pilna. Ypač su tais liveriais, kai parvažiuoja per miestą ten auksinį liverių fiestą ir tai pasižiūrė, jie net ne iš vienos hebras, bet visi su to pačiu liveriu taip mintysia, kas čia vyksta, žinai. Aš žinau, apie ką tu kalbi. Nu, žinai, čia kiekvienas sprendimas, ką daryti. Projektai. Dar ir kokie, seniai. Kaip iš EDM perėjai į GDM? Tiesiog atsibodo su bambais kariauti. Atsibodo. Nebepajėgiau, tiek valios nebeturėjau, kaip kai kurie čia sėdintis. Tiek metų. Ir viskas pasidaviau. Nuleido rankas tiesiog. Čia yra 2 klausimai tokie patys. Tai vienas yra, ar vidėriet klaus? Sakau, nes pažįstams. Tai kada turba? Turba? Kai nusipirksiu tinkamą loterijos biletą. Ir gyvas klausė prieito mūsų epizodo svečias, kada antras rotorius. Tai kad 2 ir stovi, reik 3. Daryk kaip Adam LZ, 4. Bet man tada baisa apie kuro sąnaudas pagalvoti, jaučiu užsikuri ir tu tiesiog pamatysi, kaip kuro lemputė iš pilno bako užsidega tik pašilus motorai. Yra tiesiog parašyta, aš nežinau. Aš suprantu, ta prasme, kodėl tai parašė, bet kodėl rašė taip, opa 2 taktis parašė. Su žvengu tiesiog. Tai čia vienas iš tų... bakai ir eina, žinai, kaip žaliapio, priklauso. Čia vienas iš tų, žinai, kur... Ai, rotorius. Net neįdomu. Čia yra įdomesnis klausimas, su kokia mašina įsivaizduoji save po 10 metų? Mazda tikrai liks, Mersas irgi liks. Planuosi viskas taip yra. Kol kas. Tai jau nusprendėjai su šitais 2 apsiženinti, kaip sakė. Tai šitie garantuotų, jo dar per laiką tikrai perkeliaus ir daugiau. Tik reikės didesnį angarą jau ieškoti tada. Čia yra vienas parašytas klausimas, į kurį man reikėtų atsakyti. Tai yra vedėjų klausimas, kaip gimė visi Klaipėdos BMW renginiai. Tai šitą klausimą norėčiau atsakyti taip, gerbiant svečią, nes kalbam apie jį. Tai
pašnekėjom su Irmiu, kad jis mane pakalbins netolimoje ateityje, tai galėsit man uždavinėti klausimus, kai epizodas bus grinai man skirtas. Tai atsakiau, paklausit vėliau. Sekantis būtų, kada Mersiukas bus greitas. Nu, artimiausiu metu, sekančiais metais planai nusimato, o kaip susidaras, priklausys nuo Mazdas. Nes vis tiek Mersiukas, aš kiek suprantu, antram plane yra. Po šitos. Na taip, pagrindai yra pagrindai. Mersiukas labiau vidėlių pusė bus. Įsimintiniausias tavo nuotykis įvykęs garaže arba renginį. Įsimintiniausias tai tikriausiai buvo, kai šį sezoną keičiau radiatorių savo Reksui ir prakeiktą suspaudžiamą chamutą bandžiau 3 valandas uždėti, nes jis labai patogiai vietai buvo įmontuotas. Tai išmokau visus burtažodžius, keiksmažodžius, o pasirodė reikėjo perikūrą padaryti. Tai va. Tai paparūkiai ir uždėjai? Jo, po perikūrą viską savaime susiremontuoja. Reiks pabandyti. Kada Reksai išvysim Čilangrilę? Na, į Čilą, jeigu viskas pagal planus, viską pavyks susidėlioti, tai tikriausiai sekantį sezoną bandysim jau paraišką siūsti. Jei paims, tai paims, jei nepaims, darysim daugiau. O ką šiaip manai apie Čilangrilą vis tiek, sakai, turi daug draugų, kurie yra patekę, važiavę, dalyvavę. Na, pagal mane čia toks kaip automato svajonių festas, pagalvojus, ir daugelis netgi ir projektų savo traukia vien tik dėl to evento. Tai pagalvojus, jo ir lygis turėtų būti tinkamas ir atranka yra savita tokia ganėtinai. Dėl tai, to taip. Manau, vienas turbūt rimčiausių eventų Lietuvoje. Kai jis buvo nutrauktas, pastebėjus, kiek žmonių dėl to buvo susiparinę, tai logiška, kad ten tikrai kažkas yra kitokio negu visi kiti renginiai. Ir kiek žmonių džiaugiasi, kai pasakė, kad vėl darys. Būtent. Aš irgi buvau vienas iš tų žmonių, nes reikia tokio stipraus, žinai. O kada tu į Čilą? Oi. Kiek turėjai prieš Mazda projektų ir turi fotkių projektų? Fotkių turim, pilna. Atsiūsim Nedui, įdės ir pradėk vardinti, kokius turėjai prieš tai. Gerai, pirmasis buvo Huligankė, viena pirmoji mašina ir viena didžiausia mano šiaip klaidų, nes buvo tas prasimetimas, kai apie mašinas nieko neraukia, bet atrodo gražiai tvarkingai ir paskui turi daug finansų ir visokių išlaidų ant to dalyko. Tai pirmasis buvo Huliganas, po jo sekant ėjo Kregždė, prie kurios tikrai daug rankų buvo įdėta, bet kaip sakoma, kol technikinis mus išskirs, tai dėl svapo gavau ekspertizę į raudoną vėliavą, tas projektas ir pasibaigė. Paskui sekantis buvo 3.9, kurį irgi vėl reikėjo prikelinėti, visą kitą burtę. Su juo susipažinau, kokie dizeliai nuostabus automobiliai, iškeikiau visus įmanomus galus. Ir galutiniam variante vis tiek aš jį pardaviau, nes jau Mazda pradėjo kvėpuoti nugarą. O paskui iš tokių sekančių projektų, net projektais nepavadinsi, buvo 90, 2,5 benzas, bet tenais ką, saloną realiai pakeičiau, tai net projektų nepavadinsi. Ir paskui dar pasiėmiau Kem 6, nes pasilgau 3 litrų dizelio ir vėl prasidėjo identiškas problemas kaip 3.9, tai jis į pardavimus iškeliavo dar prieš Kalėdas, nes pirmas tos defektas, kuris atkeliavo, grinai ir gavosi iš tų dalykų, kad pasižiūrėjau, laimės ratas vėl pradėjo suktis, viskas, skelbimus tą patį vakarą ir įdėjau. Loterija vėl prasidėjo, išlieka tik stipriausia. Jo, dėl to taip yra ne vienas žmogus irgi sakęs, kad, pavyzdžiui, jeigu perki BMW, pavyzdžiui, gali būti visiškai, ta prasme, skirtingus BMW nusipirkai, bet su to pačiu varikliu vis tiek tos pačios problemas tave seka, persika ir taip toliau. M7 klubas. Bet yra variantų, kur ir laiko važiuoja žmonės ir džiaugiasi, ta prasme. Ir kitiem nėra geresnio variklio, aš tokių žmonių pažįstu. Jis su stoku važiuoja atsilaika. Bet tu, pavyzdžiui, Kiaulę, tai aš atsimenu, kad tu kažką darėjai, būrį ten 107 turbo, ne? Na, taip, tenais netoli 200 kW buvo. Nes aš atsimenu dar. Ir čia tas standartinis pačiupoja ir kodėl čia viskas byra. Ir kaip 107 turbo užsipūtė ilgai? Užtrukdavo, bet pradžiai buvau vakuumą supainėjęs, tai varydavau kai kalmaras, bet su pilnu būstu, tai dar pusę nevažiavo. Pamiršom pradžiai pakalbėti, tai yra ne pamiršom, o pamiršau pakalbėti, nepasakėm apie antrąją savaitgalio renginį, kuris buvo auto judesys. Tu jame buvai ir gali papasakoti. Taip, aš ten realiai vos pakilęs iš lovos išmovau tiesiai taikymu su Mersiuku. Ir šiaip atvariau iš šou-offą, iš šou-offo pusės gal ten ir nebuvo kažkas įspūdingo.
Realiai ten kas atvažiavo, tai tenais, buvo pora tikrai įdomesnių japonų atvažiavę. Ir standartiškai 39, visa kita gauja, kaip sakoma. Gengas. Bet šiaip realiai pats eventas, kai lūkesčių per daug nededi, bet atvarėm, pats vaibas, kad drifto treniruotė visą kitą ir dar pačiam mieste, tai šiaip prikolas. Tik man įdomu, iš kur tą leidimą gavo. Jo, dėl leidimo kreditus duodu aš 100%. Aš tikiuosi nesibaigs čia vienu tokiu renginiu. Ir ta prasme, žinai, čia aš kiek suprantu vienas iš pirmųjų jų renginių buvo. Tai vis tiek, visi darom klaidų, visi kliurkų darom. Bent jau kažkas kažką daro. Tai faktas. Vis nekavo gerti. Faktas. Ir dabar eisim prie nominacijų mano ir bandysim į jas pažiūrėti iš GDM fano akių. Tai pirma nominacija būtų metų fotografas tavo akim, kas galėtų Klaipėdoj būti. Na, Edgarai Proid yra toksai fotografas, kurio kadrai, nežinau, man kažkoks kosmosas yra realiai. Kiek jisai per šį sezoną bent jau mačiau, ką daro jisai, tai jisai visiškai savo stilių turi ir jo tas stilius yra belekas realiai. Supratau. Aš kažkaip praleidęs jaučiu jį būsiu, nes aš nemačiau jo darbų. O jis fotkina automobilių renginius? Taip. Reikės pasižiūrėti. Metų garsiausias tavo akim. Na čia jau, manau, aišku, nieks net nesikeičia. Dima toliau juda. Zazman. Šatautas. Metų automanė. Na, Silverio pusė vis tiek garantuotai, nes jie tenais kaip ir kartu, bet ir kartu viską daro, absoliučiai. Aš ten girdėjau tokių, mes čia jau, kadangi 2 epizodus darėm, 2 epizodus šnekėjom ir girdėjau, kad tai jinai negali būti metų automanė, nes jinai nevairuoja ir panašiai, bet jinai iš tos pusės, kad nevairuoja. Jinai, kad nevairuoja, kartais daro daugiau negu kiti automatai padaro tai. Tai būtent, nes matosi įdėto darbo, žinai, daug. Šitą nežinau, ar žinosi, nes metų muzikantas, ta prasme. Nes dabar galvoju, su E90 kažkuris ir 91, bet kažkas čia buvo irgi dabar ir... Ai, žinau, Minga, čia bus paminėtas. Jo, jisai konkuruoja su mūsų main muzikantu Vitalka. Metų burnautas. Tu nesilankai pas mumis jaučiu taip renginios, tai jaučiu nežinau. Burnautas darot? Tyliai, tik niekam nesakyk. Bet kartais būn, kad padaro. Tai čia jau, žinai, publikai leisim nuspręsti. Ja, šitas. Metų old schoolas. Ir čia pabrėšiu, kad gali net neišbėmus sakyti. Ta prasme, apskritai metų old schoolas iš visų automobilių Klaipėdai. Tavo akim. Dabar iš tų senųjų, kas būtent važinėjasi, nežinau, Vadariūną, kai savo kolegianą paleido, tai jo. Pats irgi kažkur užmačiau tenais darbo reikalais lakstydamas, tai nelekas tenais. Jo, aš buvau prieėjęs dabar per auto renginių, įtraidą prie jo, ta prasme, kosmosas, ten labai gerai padaryta viskas. Metų pažanga. Na, čia jau Silveriui tikrai laisvai galim duoti, nes aš jį mačiau sezono pradžioje ir aš taip net nesupratau, vasarą baigęs, taip pasižiūrėjau, čia ta pati mašina. Ja, irgi daug kas ten už kadro nesutinka su tuo, bet negali niekas sakyti, nes stengiasi daro. Žinai, visai gali savo pažangą parodyti. Būtent. Metų žemiausias. Dabar aš žiūrėjau, bent jau miestą pravažiant, aš niekaip nenusprendžiu tarp Parazito ir Vasiliauskiuko, nes jie abu realiai susleminti yra žiauriai. Yra tiesas. Bet šiaip pagal matavimą, man atrodo, kad... Mačia, Parazitas žemesnis yra. Jo. Metų feilas. Čia nežinau, gali ir iš savo aplinkos sakyti, gal kažkas apturėjo kažkokį nemažą feilą. Turbininis 34. Niekas jo nepaminėjo, visi jį pamiršo, aš jį atsimenu, va čia metų feilas. Dabar tu man, ne universalas, sedanas, kur atvažiavo Rytis, man atrodo, įpūtė programą ir... O visi jį pamiršo.
Čia šiaip iš tikrųjų gerai pasakė, nes aš net nebuvau pagalvojęs kažkaip. Metų influenceris. Na, ką aš dabar daugiausiai Instagram'e mastau, tai šiaip Evaldė žiauriai daug kelia. Kur kažkas vyksta, tu sužinai, realiai iš jos tari taip sėdi. Tai čia kažką daro. Jo, jis stengiasi. Ir tikriausiai laimės šitą. Nes aš galvau, kad nes, kaip ir sakau, kai paskelbiau nominacijas, jis manęs paklausė, kaip laimėti. Aš jums sakiau, turi daug kelti, ta prasme, turi kontentą paduoti. Tai aš maniau, kad jis kokį mėnesį padarys ir žinai, bet jis varo ir jis nenustoja, karoči. Metų naujiena. Dabar gerai apsimastyti, kas iš tų naujienų čia galėtų būti tas matytas. Nu ką pamatai ir nustebino tave, ta prasme, kad, realiai, bet vėl prie to paties dalyvės prieinam kažkoks kosmosas. Nesakau, visai iš viso tenais, ar prie darbo, prie ko tas chuliganas stovėjo, tai kaip pirmą kartą pamačiau, taip žiūriu. Klaipėdai tokių mašinų turim. Šitą metų klubas. Šiais metais kiek iš renginių teko būti. Kas judėjo daugiausiai? Šiaip iš pačios kokybės pusės, šiaip Bestsideriai šiais metais kažką daugiau padarė iš tų klubinių dalykų. Jeigu tokius klubus skirstam, tai tikrai. Taip. Ir vien, kad Hot Rodus jie susikvietė į savo eventą, tas buvo tipo jo. Taip. Tai galėjo daugiau daryti. Aš bent jau tikėjausi, kai atidarimą padarė, kad darys daugiau, žinai. Tai žinai, paspaus šiek tiek reikia. Reikia spaudimo truputėlį. Lengva tokį. Ir paskutinė nominacija yra Klaipėdos top 10 BMW automobilių, bet kadangi tu nesi prie BMW automobilių, aš tau tiesiog sakysiu top 10 auto Klaipėdai. Top 10. Bet šiaip galim ir apie BMWs pakalbėti. Terminale daug laiko praleidžiu pagalvojus. Gal kažką atrasim? Ne, tai tu gali į tą top 10. Čia grinai, kad tavo top 10 mašinų Klaipėdai, ta prasme, kurios, tavo manimo būtų vertas laimėti. Gali būti Civikai, gali būti, viskas, karoči. Tai vis tiek pagrindę eina tada Banys, tada Donce, Vinikas. Tai. Dariūnė, aišku, atkeliauja toliau. Kas čia dar iš tokių. Šiaip Silveriukai irgi statyčiau, nesidomi, atrodo tikrai akį patraukia ir jokių tokių nėra, žinai. Taip, į Japonų pusę irgi galim pašokinėti, tai vis tiek Edvinas Puidokas ten šoka į tą kiemą. Aš irgi duočiau jam. Kas čia dar, Stensid Mazda tikrai lipa į tą, be jokių didesnių problemų. Dar 3 reikia pamastyti. 3 liko. Bet vis tiek Starkutis irgi į tą lendą su savo, kad ir ten dėlį karą, kaip jis jo pavažiavo dar pa šiai dienai, niekam neaišku. Aš irgi nesuprantu. Aš prasilikiu su jo mieste ir aš vis noriu jam parašyti kaip. Kas čia dar. Tai tas pats Gytis irgi tada lenda į tą. Ir dabar pagalvojam iš visų tų renginių, dabar kas taip dar užstrigo. Bet 10 ir bus sudėtingiausias turbūt dalykas. Pagalvok, laiko turim. Bet šiaip ir tas pats Evaldis, kad ir tas metus iš metų tas pats, bet jau žmogus yra pasiekęs tai, ko turbūt nori. Ir nieko daugiau iš ją kaip ir nereikia pušinti, žinai, per prievartą, pagalvojęs. Taip, tik aš vėl eilinį kartą pabrėšiu, kad Evaldis galėtų fitmentą susitvarkyti, nes aš nežinau kodėl, bet jis palikęs džipą ir jis prieš tai buvo labiau susmaugęs tą karočią. Tai čia gal apsiskaičiavo šiek tiek, žinai, žmogus. Bet aš žinau, kad jis daros dabar, nežinau, kiek galima sakyti, Evaldį, jeigu išduosiu paslaptį, nepyk, bet darosi naują kėbulą, tai, ta prasme, realiai tą patį, bet kitą. Tai, žodžiu. Tai tiek tų nominacijų tada būtų. Jau norėčiau tau įteikti prizą nuo mūsų draugų Smartukas. Prašau.
Prašau. Dėkui. Ir... Ai, dar turim... Gerai, kad atsiminiau, dar turim išrinkti įdomiausią klausimą. Atsimeni klausimą? Įdomiausią klausimą. Šiaip vienareikšmiškai kas užstrigo, tai vakaras su panikė Rats pro terminalą. Šits aukščiausias buvo. Su šitom žmogum. Išmušė iš ko? Iš vėžių visiškai. Netikėtas buvo. O kuri dalis klausimo? Apie panas? Abi, nes labai sunkus sprendimas buvo. Čia tas, kur yra tas memas, kur 2 mygtukai ir tas, kur prakaito valas. Bet grinai taip ir buvo tas prakaitas ir sėdė taip. Tai ką, tiek šitam epizodui. Ačiū Lukui, kad atvažiavo pakalbėti su benvistais, neįsigando. Ir susitiksim kitą epizodą. Like, share, subscribe. Off the yellow, my guy move with Dusty. He can get shot if he yelling out Marty. Sit on chill when I up, please. Have him just running, duck and think he lucky. With some Udo, so don't try to rush me. Yeah, he talked to my gang, he a dummy. When we spent through the sevens of body, yeah, we just aiming, looking for Zanati. Off the yellow, my guy.